English wasn't coming through. Would you like to start again? I'm so sorry. I'd like to hear what you've got to say. Taigi, dar sykį dėkui pirmininkė ir džiugu, kad kalbame šiandien apie 7-ąją bendrąją programą vidurio peržiūrą. Daugelis akcentų išvardintų dokumente yra labai teisingi, ypač dėl jaunųjų mokslininkų ir aktyvesnio pramonės dalyvavimo bendrosios programos projektuose. Dokumente išreiškiamas susirūpinimas dėl gana nedidelio kai kurių valstybių narių dalyvavimo. Tai noriu atkreipti dėmesį, kad tam esti ir objektyvių priežasčių. Šiandien galiojančios finansavimo schemos tam tikra prasme yra palankesnės ES senbuvėms. Tai iliustruoja ir skaičiai. Neseniai pastaruoju metu prisijungusioms valstybėms prie ES vienam projekto dalyviui iš tos šalies tenkanti finansavimo suma yra dvigubai mažesnė negu senbuvėms. Dėl tokios situacijos bendrijoje formuojasi atotrūkis ir naujųjų narių atskirtis, ko mano giliu įsitikinimu neturėtų būti. Todėl manau, kad būtina peržiūrėti finansavimo schemas ir 8 programos metu siekti, jog neliktų jokių netolygumų ar diskriminuojančių sąlygų, kad galėtumėm veiksmingai siekti tų iššūkių įgyvendinimo, kurie yra nurodyti ES 2020 strategijoje. Thank you. Mr. Messaros. Köszönöm, elnök úr! Az Európai Unió számára a jelenleg futó 7. keretprogram biztosítja, hogy megfelelő szintre tudja emelni kutatási politikáját. A 2007 és 2013